Sveiki! Atšilus orams vis dažniau laiką leidžiame gamtoje. Mūsų mažiesiems įdomu viskas. Kaip skleidžiasi gėlės žiedas, kas slepiasi po lapu ar gyvena miške. Džiugu matyti, kad vis daugiau šeimų renkasi poilsį ir laisvalaikį gryname ore. Ir miestuose vis dažniau pastebime mamas su vaikais, pramogaujančius ant žolės pievelėse ir parkuose. Visa tai puiku, tačiau šį gražų laiko leidimą gamtoje gali aptemdyti erkės. Šioje laidoje kalbėsime apie tai, kada ir kuo pavojingos yra erkės, kaip nuo jų apsisaugoti ir ką daryti, jeigu vieną iš jų jau radote įsisiurbusią. Leisdami laiką gamtoje dažnai nepagalvojame, kad čia pat tyko didžiulis pavojus, galintis būti pavojingas net mūsų gyvybei. Džiaugiamės, kad mūsų mažieji mėgaujasi natūralia gamta, tačiau nesusimastome, kad toks elgesys gali turėti ir nepageidaujamų pasekmių. Erkės priklauso voragyvių būriui ir yra gausiausia jų grupė. Daugumai jų reikalingas kitas gyvas padaras, tai yra gyvūnas arba žmogus, kurio krauju erkė galėtų maitintis. Jeigu įsisiurbusias erkės nepastebėsime, ji gali gerti kraują net keletą savaičių. Erkės yra pavojingos tiek žmonėms, tiek gyvūnams. Jos platina pavojingas ligas, kurios gali baigtis ir mirtimi. Žarnose arba seilių liaukose erkės gali turėti bakterijų arba virusų, kuriuos siurbdamos kraują perneša į kitą organizmą. Erkės pasižymi specifinę kūno sandarą. Patinėlis yra tamsiai rudos spalvos, nugara padengta blizgančiu skydeliu. Patelės ant nugaros turi nedidelį tamsiai rudą skydelį. Likusios kūno dalies spalva yra šviesesnė. Erkės pilvas padidėja priklausomai nuo to, kiek yra prisisiurbusi kraujo. Vidutiniškai erkės gyvena nuo 3 iki 6 metų. Erkės maitinasi tik krauju, joms nereikalingas joks kitas maistas. Prisisiurbusi kraujo erkė gali išgyventi labai ilgai, net iki 10 metų. Infekcinių ligų, tokių kaip erkinis encefalitas ir Laimo liga, platintoje Lietuvoje yra europinė miško erkė. Erkės paplitusios visoje Lietuvoje, tad saugotis jų reikėtų visada, kai tik leidžiate laiką gamtoje. Specialistai teigia, kad galima jausti tam tikras tendencijas apie erkių užsikrėtusių erkinio encefalitų ir Laimo liga paplitimą. Erkinio encefalitų ir Laimo ligos virusas labiausiai paplitęs Vidurio Lietuvoje. Tačiau pastebime ir tai, kad erkių paplitimas labiausiai priklauso nuo jų pernešėjų skaičiaus toje vietovėje bei nuo klimato sąlygų. Visi vienbalsiai sutarė, kad erkių yra visoje Lietuvoje ir jų saugotis reikia, kad ir kur bebūtumėte. Specialistai patarė, kaip apsirengti ruošintis į gamtą ir kaip elgtis ten, kur gali būti erkių. Nuo erkių apsisaugoti iš tikrųjų nėra paprasta, kada yra karšta. Nes šiaip jau jeigu bus daug nuogo kūno, erkė aišku visada ras kur įsisekti. Erkės nekrenta nuo medžių irgi žmonės dažnai galvoja, kad nuo medžių nukrito už erkę, tai dabar jau įkas ten. Krenta kiti vabaliukai labai panašus į erkės. Erkės dažniausiai tūno žolėje. Maždaug iki 20 cm aukščio žoliai, ant krūmų, žemų krūmokšnių stiebelių. Tai va, sakykime, tai aktualiausia būtų saugoti kojas. Tai yra, būtų labai gerai, kad būtų kojinės arba kelnės sukištos į batus, kad erkė neturėtų per kur įlysti. Na ir be to erkės turi tokią savybę, kad užropojusios jos ne iš karto puola siurbti kraujo, o dar ieško jom patogesnių vietų. Tai yra ten, kur plonesnė oda, kur arčiau yra maistas. Tai va, jos mėgstamiausios vietos yra pakinkliai, pažastis, kaklo sritis, pausio, žodžiu. Reikėtų, aišku, tinkamai apsirengti einant į mišką. Tai, žodžiu, kelnės į batus arba į kojines, ilgos rankovės užrišamos arba su gumelėtam priglundančios prie rankų. Na, patogu būtų gobtuvą užsidėti, kad vat, jeigu pasilenkus, sakykime, krūmokšniuose kažkur naršant, kad erkė neįlystų. Ir rekomenduotina, aišku, nesidėti ant kelmų kažkur žolėje, kadangi erkės dažniausiai įsisega poilsiaujant, sėdint, kada juda žmogus, jom nėra taip lengva įsisekti. Na ir rūbai, aišku, rekomenduotina, kad rūbai būtų šviesius, kad jeigu, sakykime, pamatėte erkę ropojančią, kad ją galėtumėt numesti. Vis dėlto, daug laiko su vaikais praleidžiant gamtoje, ypač miške, visiškai apsisaugoti nuo erkių yra sunku. Pastebėję, kad vaikui įsisiurbė erkė, suaugusieji dažniausiai puola panikuoti ir bet kokiais būdais bando pašalinti erkę. Šiuo atveju reikėtų atsargiai ir nepažeidžiant erkės kūnelio ištraukti ją bei dezinfekuoti vietą
spiritiniu tirpalu. Keletą būdų, kaip tinkamai ištraukti erkę, nurodo visuomenės sveikatos centro specialistė. Aišku, kai erkė ilgiau bus, tuo daugiau sukėlėjų jinai suleis. Bet vėlgi labai svarbu, kaip mes ją trauksim. Jeigu traukiant erkę yra suspaudžiamas jos pilvas, jeigu ten buvo Laimo ligos sukėlėjai, jie gali būti tiesiog išvirkščiami į žaizdelę. Todėl erkę reikėtų traukti suimant ją specialių išlenktų pincetukų. Yra specialūs erkių traukikliai, tam, kad nesuspausti to pilvo ir jeigu jau ten sukėlėjai yra, kad jų neišvirkšti. Erkinio encefalito sukėlėjai pakliūna jau pirmomis siurbimo minutėmis su pirma seilių porcija praktiškai. Ir po to, aišku, su kiekvienu siurbimo erkė kažkiek suleidžia seilių ir ten pakliūna sukėlėjų. Nors dalis erkių turi Laimo ligos sukėlėjų taip pat seilių liaukose, todėl kartais ankstyvas erkės ištraukimas ir nuo Laimo ligos ir negelbsti, kaip rašoma literatūra, jeigu ištrauksi greit erkę, nuo Laimo ligos bus apsaugotas. Bet dėja, vėlgi ne 100% garantija. O šiaip traukiant, ar jūs suksit į kairę ar į dešinę, didelės esmės neturi, nes erkė, kai suleidžia savo siurbtuką, jisai yra ne spiralės formos, o yra dantytas ir į kurią pusę besuksi, dantukai trukdys ištraukti. Šiaip rekomenduojama suimti erkę kuo arčiau galvos, kuo arčiau odos paviršiaus ir staigiu truktelėjimu ištraukti. Arba tiesiog kartais pakelti erkę su visu odos paviršiumi, kurį jinai įsisiurbia ir palaikyti kelias minutės, kad kraujas, kai nepriteka į jos mitybos vietą, jinai tada suglaudžia savo dantukus, ją lengviau ištraukti. Tačiau jeigu erkė įsisegė gana senai, jinai išleidžia specialias medžiagas, taip vadinamą cementą. Tiesiog jinai prisiklijuoja prie žaizdelės ir dažniausiai, aišku, nutrūksta jos siurbtukas traukiant. Žmonės išsigąsta, kad erkė ataugs, jokių būdų to neatsitiks, nereikia bijoti, o tas likęs siurbtukas yra kaip svetimkūnis, jį tiesiog reikėtų pašalinti. Iš karto po to, kai pašalinote erkę, nepulkite tikrinti sveikatos, nes efektyvios profilaktikos po to, kai įsisiurbia erkė, jau nėra. Reikėtų palaukti bent 4 savaičių. Specialistai teigia, kad inkubacinis erkinio encefalito periodas gali trukti nuo kelių savaičių iki 6 mėnesių. Laimo ligos pirmieji simptomai atsiranda po 10–14 dienų. Todėl reikėtų stebėti savo sveikatą ir pajutus tam tikrus sveikatos sutrikimus, kreiptis į gydytoją. Kilus įtarimui, kad žmogus serga erkiniu encefalitu, tyriami antikūniai jo kraujyje ir nustatoma, ar žmogus yra užsikrėtęs. Nereikėtų pamiršti, kad ne kiekviena įsisiurbusi erkė yra viruso platintoja. Taip pat to, kad jei žmogaus imuninė sistema gana stipri ir užkrato pakliuvo nedaug, žmogaus organizmas gali jį įveikti. Visgi erkės gali sukelti ligas, kurios yra labai pavojingos. Apie jas plačiau pasakoja specialistai. Erkės gali platinti babeziozę, lichiozę, Laimo ligą, erkinį encefalitą. Erkinį encefalitą sukelia virusas, todėl nėra specifinio gydymo. Gydymas yra tik simptominis. Na, o Laimo ligos sukėlėjas yra bakterija ir todėl galima laiku, diagnozavus ligą, galima ją išgydyti antibiotikais. Erkinis encefalitas – tai sunki, klastinga židininė virusinė liga, sukeliama erkinio encefalito viruso, pažeidžianti galvos smegenis, jų dangalus ar periferinius nervus. Erkinis encefalitas yra viena iš svarbiausių virusinių žmogaus centrinės nervų sistemos infekcijų, kuriai būdingi liekamieji reiškiniai, kartais sukeliantis neįgalumą. Dažniausiai erkinis encefalitas prasideda aukšta temperatūra, pradžia primena gripą. Šaltkrėtis, raumenų skausmai, sąnarių skausmai, kurį laiką temperatūra gali paskui nukristi, po to vėl būna antra banga ir tuomet jau pasireiškia erkiniam encefalitui tipingi požymiai, labai intensyvus galvos skausmai, su pykinimu, vėmimu gali būti ir sprando skausmai ir, žodžiu, įvairi simptomatika. Erkinio encefalito pasekmės galimos įvairios neurologinės komplikacijos, nes tai yra sunkus susirgimas, kuris gali duoti gan skaudžias pasekmes. Gali būti ir galūnių valdymo sutrikimas ir likti tam tikros komplikacijos visam gyvenimui. Na, iš tikrųjų yra ir sunkių erkinio encefalito formų ir, statistiniai duomenys persirgus erkinio encefalitu nėra guodžiantis. Maždaug trečdalis žmonių, kurie sirgo erkinio encefalitu, po to turi kažkokių liekamųjų reiškinių ir jie nėra malonus, kadangi vis dėlto tai yra smegenų uždegimas, tai be abejo ir įvairūs atminties sutrikimai ir nuotaikų kaita, netgi charakterio pokyčiai gali būti. Laimo liga yra infekcinė liga, kuriai būdingi odos, vidaus organų ir nervų sistemos pakenkimo požymiai.
Laimo ligą sukelia bakterijos borelijos. Nuo to kilęs antrasis ligos pavadinimas – boreliozė. Šios bakterijos yra elnių, smulkių graužikų, paukščių, driežų organizme. Erkės kaip tik ir perneša ligos sukėlėjus nuo šių gyvūnų žmogui. Laimo liga dažniausiai pasireiškia maždaug apie pusiai, kuriam įkando užkrėsta erkė, paraudimu aplink erkės įkandimo vietą. Tas paraudimas plečiasi, didėja ir tai vadinama raudonė, būdingas, tipingas požymis. Jeigu, sakykime, erkės įkandimo vietoje atsirado didėjantis paraudimas, tai jau praktiškai kitų tyrimų ir atlikti nebūtina, jau galima neabejoti, kad tai yra Laimo liga. Na, be abejo, gali būti panašių kitų alerginė reakcija į kitų vabzdžių įkandimą. Tai gali pasakyti tik gydytojas. Kartais žmogus pastebi paraudimą atsiradusi gerokai vėliau. Nes, sakykime, pirminis paraudimas atsiranda erkės įkandimo vietoje, tuomet, kai sukėlėjas išplinta, gali atsirasti po kurio laiko visiškai kitoje kūno vietoje ir netgi keli paraudimai, tai yra Laimo ligai būdinga. Dar ko skiriasi šios ligos? Persirgus erkiniu encefalitu susidaro imunitetas. Tai yra žmogus daugiau nesirgs erkiniu encefalitu. Na, o Laimo liga, kiek erkė kas, jeigu, sakykime, užkrėsta erkė įkando, imunitetas nesusidaro, galima pakartoti ir nesirgti daugelį kartų. Lietuvoje sunkių formų dar nėra pasitaikę. Paprastai dažniausiai didžioji dalis yra diagnozuojama toje raudonės stadijoje arba jau kada išplinta procesas irgi dar nėra labai dideli organų pakenkimai. Nors šiaip jau Laimo liga yra, sakykime, jeigu sukėlėjas išplinta, gali pakenkti labai daug organų ir širdies raumenį gali pakenkti ir nervų sistema, žodžiu, irgi toksai, tas sukėlėjas nėra toksai jau gerietis, jisai gali sukelti begalį įvairių negalavimų. Tik tiek, kad Lietuvoje nėra tų agresyvių, nes iš tikrųjų ir Laimo ligos sukėlėjų tų tipų yra gana daug, yra ten apie 10 realių rūšių, kurios gali sukelti susirgymą. Na, bet Lietuvoje vyroja tas kaip lengvas formas sukeliantis sukėlėjo tipas. Jei ypatingai nerimaujate dėl savo vaikų ir vis galvojate, ką galima padaryti, kad tikimybė susirgti erkiniu encefalitu būtų minimaliausia, galite savo mažuosius taip pat ir paskiepyti. Dažnai tėveliai mano, kad vaikus nuo šios ligos reikėtų paskiepyti prieš vasarą, kai erkės pasidaro aktyvios. Tačiau tai klaidinga nuomonė. Vaikus paskiepyti ir patiems pasiskiepyti reikėtų daug anksčiau. Apie tai, kada erkės pačios aktyviausios ir kada reikėtų pradėti skiepytis, kalba specialistai. Na, erkių aktyvumo pikas dažniausiai būna balandžio pabaigoje, gegužės mėnesį. Ir taip pat antrasis pakilimas, baigiantis vasarą, rugpjūčio pabaigoje, rugsėjo mėnesį. Skiepytis pradėti reikėtų jau gale žiemos, kol dar neties pavasaris ir net būdusi gamta ir erkių dar nėra. Tai galėtų būti jau koks vasario mėnuo. Jaunų tėvų tarpe gajus mitas, kad maži vaikai neserga erkiniu encefalitu. Specialistai vieningos nuomonės šią temą neturi. Vieni teigia, kad ir maži vaikai serga šią ligą, kiti mano, kad mažieji visgi turi kažkokį imunitetą jam. Maži vaikai, ypatingai iki 3 metų, serga tikrai labai retai, aš savo praktikoje net ir neturėjusi. Pagal statistiką berods tas sergamumas yra 0, kažkiek tai to procento. Tai nėra, kad visai nesuserga, bet tai yra labai maža tikimybė. Iš tiesų, skiepai nuo erkinio encefalito aktualesni yra suaugusiems žmonėms, bet nėra niekur garantijos, kad nesusirgs ir vaikas, be abejo. Bet tik tiek, kad jie rečiau serga. Mano nuomonė galbūt būtų tokia, kaip ir kolegų Austrijoje, kurie, kaip sakyti, daug to erkinio encefalito žymiai daugiau matė negu lietuviai. Ir iš tikrųjų jie turėjo ir tokių skausmingų atvejų, kai maži kūdikėliai, kuriem erkės užneša jau naminiai gyvūnai, jau jie patys, aišku, vieno mėnesio niekur nepašliaužia, nei juda kažkur tai labai aktyviai žoliai. Bet jeigu erkė buvo užnešta į vežimėlį ir įsisiurbė ir buvo dėja mirties atvejais. Tai negalima pasakyti, kad vaiko imunitetas kažkaip ypatingai moka sukovoti su tuo virusu. Galbūt tiesiog, imuninė sistema nėra subrendusi, jinai netaip agresyviai puola tą virusą ir tų kažkokių tai sunkesnių formų ligos stebima rečiau negu lengvesnių formų. Tai lengvesnių formų vaikų amžiuje yra tikrai daugiau, bet kad pasakyti, kad tikrai jūsų vaikui nebus to, tai nei vienas gydytojas nedrįstų. Nes, statistika yra vienokia, bet jeigu pasitaikys tas vienintelis atvejis iš visų Lietuvoje, tai bus tikrai labai skausminga. Nors nuo Laimo ligos vakcinos dar nėra,
Tačiau specialistai teigia, kad skiepai nuo erkinio encefalito gali apsaugoti nuo susirgimų, nes pasiskiepijęs žmogus įgyja imunitetą. Kadangi imunitetas susidaro ne iš karto, reikia tenais pradžioje 2 vakcinų vienais metais, tai reiškia skiepytis, jeigu dabar, antras po mėnesio skiepas būtų ir tada jau po antro skiepo, praėjus kelioms savaitėms, susidaro tas jau imunitetas apie 98 kažkur tai procentus. Tada sekančiais metais pastiprinamoji dozė ir tada jau kas 3-5 metus priklausomai nuo amžiaus grupių. Tėvai jaudinasi dėl galimų komplikacijų ir po paties skiepo, tačiau specialistai ramina, kad tai dažniausiai būna menki sveikatos sutrikimai, kurių neverta baimintis. Po skiepo dažniausios, bent mano praktikoje, tos komplikacijos tai buvo vietinės reakcijos, tai odos paraudimas, sukietėjimas, tai natūrali reakcija, kuri praeina labai greitai ir nepalieka jokių pasiekmių. Bendrinės reakcijos kaip karščiavimas gali būti, bet sakysim, tų tokių komplikacijų, kas sklando internete, neurologinės įvairios, man daugiau kaip 10 metų dirbu netekę matyti. Be abejo, literatūroje apie jas rašo, bet ačiū Dievui, aš su jom nesusidūriau. Nors vaistinėse gausu įvairių repelentų, tai yra preparatų padedančių atbaidyti erkes, o ir visuomenė šviečiama apsaugos nuo erkių sukeliamų ligų klausimų, tačiau susirgimų erkiniu encefalitu bei Laimo liga vis nemažėja. Iš tiesų bendra tendencija yra didėjanti, tai yra susirgimų nemažėja, bet gausėja. Tačiau vienais metais jų šiek tiek daugiau, kitais metais mažiau. Nuo ko tai priklauso? Sakykime, be abejo labai daug veiksnių lemia. Visų pirma, priklauso nuo to, kiek žmogus būna gamtoje, koks yra rizikos laipsnis susidurti su tuo erke, su ligų sukėlėjais. Taip pat irgi labai pastebėjom, kad priklauso nuo to, kiek uogų ir grybų yra miške. Be abejo, dažniau išvyksta grybauti, o gauti žmonės, jeigu yra tam palankus metai ir dažniausiai parsiveža tokių nemalonių dalykų, dovanų iš gamtos. Dažnai tėvai bijo savo mažuosius purkšti cheminiais preparatais atbaidančiais erkes. Žolininkai ir gamtą geriau pažįstantys žmonės teigia, kad yra ir kitokių būdų apsisaugoti nuo erkių. Jų teigimu, baimė ir erkės iš aplinkos išvaro aprūkimai. Pasidaryti galima deglą ir su juo apeiti pasirinktą teritoriją. Deglui veiksmingumą duoda siera, kurios galima nusipirkti ir vaistinėse. Plačiau apie šiuos netradicinius apsaugos būdus pasakojo Žolinčių akademijos vadovė. Kadangi augau miške nuo vaikystės, tai man tos erkės, patikėkit, nėra baisu. Ir mes, kai žolinčiai, tai išposinam. Sakome, turime tokias maikutės, kodas yra. Ir erkės neina. Ir tikrai ant žolinčių netaip puola tos erkės. Gal spalva, kad žalia, žinai, jie daugiau erkės renkasi kitokias spalvas. Jeigu ten užsidedi geltoną maikutę, tai labiau sukviesi vabaliukų. Nes galvoja šilta ir saulutė šviečia. Ir niekad nesidėkit geltonos maikutės, jeigu su dviračiu, kur reikia kelionį. Tai visa būna nusėta vabaliukais. Ir tarp tų vabaliukų, aišku, gali būti ir nepageidaujami. O taip labai iš rimtųjų, tai erkučių yra, jos yra irgi gyviai. Jom irgi reikia gyventi ir maitintis taip, kad tik reikia susitarti. Tik labai gaila, kad atsirado tų nuodingų erkučių ir tiems žmonėms sukelia problemų. Eilę metų dirbau odos ligoninėje ir teko sutikti žmonių, Laimo liga susirgusių ir rimtesnėm ligom, ir iš mano draugų sirgo ne vienas žmogus. Jeigu jau taip žadėta iš dievulio, tai nieko nepadarysi. Bet mes žolinčiai ir dėka mūsų vieno mokytojo, kuris padėjo mum įkurti akademiją, pamokė, kaip pasigaminti nuo tų erkių ir nuo odų tepaliuką, kaip susitaisyti senoviškai, kaip mūsų senoliai susitaisydavo, o jie mokėdavo kažkaip išsivaduoti. Jie pirmiausia ant gyvulių viską išbandė, kaip ir dabar turbūt vyksta bandymai. Tai reiškia karvės, bandas arba karvytę išvarydami laukus, kur yra daug krūmų, skraido didžiuliai vabalai, kurie kraujasiurbiai, tai jie, reiškia, pagamindavo deguto, beržų deguto. Beržų deguto galima vaistinėje įsigyti, šiuo metu irgi galima, tik Lietuvoje gaila mažai begamina, gal kas išgirs gamintojai ir pagamins daugiau, nes aš ieškau iš Baltarusijos, iš Rusijos. Ir tada ant ragų patepdavo to deguto karvėm, ant ragų jos visos neištepsi. Ir tada karvė, kai muistosi, baido nuo savęs vabalus, su tais ragais išsiterliodavo šonus ir tie vabalai
mane tai puldavo ir pamatė, kad yra labai gerai. Ir neniežti odą. Ir įeina degutas į daugelį odos ligų tepaliukus. Ir jis nesudirgins odos. Ir iš tikrųjų beržų deguto įdėjus nesudirginsit odos, o padėsit odai. Ir vienas toks buvo, kad jie dar į tą degutą ir kamparo įlašino. Irgi nemėgsta vabalai ir puikiai ir nuo žmonių taip pat padėtų atbaidyti. Eterinio aliejų tuo metu nebuvo tiek daug, kokia dabar turiu sąrašą didžiulį pas mus. Bet mūsų senoliai žinojo, kad kietis, jisai puikiai irgi nepatinka šitiem visiems vabalam. Reiškia, ir tada jie tą kietį įmirkydavo, padarydavo skystį arba padarydavo tepalą su tais sutrintom žolėm, irgi tepdavosi ir tepdavo gyvulius ir piemenukus. Ir taip pat bitkreslė. Tai iš tų senųjų, reiškia, žinojimų kietis ir bitkreslė, kas ateina iš mūsų senų papasakojimų, kaip vadavosi. Ir dabar naujoje literatūrai vėlgi randu, kad irgi ir dabar naudojama yra bitkreslė ir kietis visam pasaulyje, kuriant šitos visokius atbaidančius tepaliukus. Tai čia mes tokių buvom pagaminę ir išbandėme, žmonės labai džiaugiasi, ypatingai džiaugiasi žvejai, kuriem į veidą puola uodai ir negali ten tų žuvyčių, reiškia, laiku pamatyti, užsimerkia ir jau ten paskui pabėga. Tai čia Kuršių krašto labai žvejai džiaugiasi šito tepaliuku. Čia yra pagrindas, reiškia, kokoso aliejus pagrindas, beržo degutas. Tai beržo deguto gali nusipirkti irgi žmonės vaistinėje ir patys. Čia yra maždaug 10%, reiškia, įdėta deguto. Ir po to eterinio aliejų įdėjo. Tai įdėjo arbatmedžio aliejuko. Tai įsigyti galima. Gvazdikėlio aliejaus arba patys gvazdikėlių gali pasigaminti. Ir mes pagaminome eglės, pušų ir kadugio spyglių, reiškia, fitolius, aliejukus ir įdėjome ir labai dar įdėjome kamparo keletą lašiukų. Ir labai džiaugiasi ir sakau, jie tiek džiaugiasi, sako, ar bus to tepalo, nebus, nėra deguto, mėlėjai. Ieškokit deguto ir gaminkitės ir tikrai bus labai nebloga pagalba. O taip pasidomėkite, yra daug literatūroje įvairių kitų eterinių aliejų, kad pavyzdžiui ir citrinos, ir apelsino žievelių labai gerai, ypatingai baziliko gerai, rozmarino. Turite prieskonių, baziliko, rozmarino, pasidarykite aliejuko ir maistų ir patepti ir pabaidysite šitos nekadėjus. O taip mes vaikam rekomendavom, reiškia, kaip ir pono Jono, reiškia, Skonsmano patarimu, tai sutepti virvutę arba kokį storesnį siūlą šito tepaliuku ir užrišti ant kojytės. Nes vaikai vaikšto basi, reiškia, ant žolytės ir mes visi basom vaikštome, mėgstame ir tada jinai ateis iki tos virvutės ir tą ribą jau nebenori peržengti, jai nepatinka. Jai tada atrodo tai erkiai, kad čia viskas yra labai neskanu. Ir tėvai džiaugiasi, tikrai sakė, labai gerai neparsineša ant kojyčių ar kučių. Užvinioja tokią juostelę. Tai jūs irgi visi galite pabandyti tokį patarimą, kuriuo mes pasinaudojome. O taip, jeigu dar esat gamtoje ir prie laužo, atbaidyti visus tos kandančius vabaliukus galite, kūrendami į laužą įdėdami kankorėžius, eglės kankorėžius ir jeigu kokią vieną kitą šakelę kadugio. Tai labai puikiai, kodėl ir mes čia fitolį kadugio įdedam spyglių. Nepatinka, tiesiog fitocidas yra stiprus kvapas ir jį erzina matytą vabaliuką ir jis neina. Tai labai linkėčiau, tas gamtoje yra išbandyta ir jeigu dar kiečių rasite, kiečių įdėkite į ugnį, irgi reiškia, bitkreslė irgi labai daug kur auga, didžiosios tubės lapai irgi puikiai, didžioji tubė ir ta mažoji tubė prie ežerų būna, irgi lapus dėkite į laužą, nepatiks. Tiesiog galite sutrinti lapą. Ir tada tarp rankų ir tiesiog ar per rūbus išoriškai, neliečiant odos. Mes labai daug ką galime ir per rūbus. Ir šitie tepalai irgi pagaminti tam, kad galima ir per ant rūbų trupučiuką. Čia nereikia viso veido ištepti, bet reiškia kelis taškiukus. Bet čia tai nereiškia, kad aš iš ryto išsitepiau ir vakare dar neis tie vabalai. Čia yra veikimas, kiek? 3-4 valandas. Negali ilgai išsigaravo. Tai mes tada, reiškia, pirštą patepę tepaliukų ir mes keletą vietų padedame
Ir viskas. Ir va jau koks klinda kvapas. Gaila, va už ekrano jie negali suosti, bet va jau tikrai aplinkui mane kurį laiką niekas nenorės, nes jiem nepatiks, erzins juos tas kvapas. Ir tada gvazdikėliai, vat labai gerai. Mes kitą kartą į gamtą pasiimam gvazdikėlių ir vienį lėkštutę smilkom gvazdikėlių ant stalo pasidėję. Ir jau niekas neskrenda. Ir gvazdikėlių aliejus gali pasidaryti ir gali nusipirkti. Dabar tik reikia žinių trupučiu, kad ką aš ir pakalbėjau apie šitą. Tai vat, kad gvazdikėliai reiškiasi, citrinmedžio yra aliejus, gali būti apelsinų žievelės, reiškia, dar vakartoju, ir arbatmedžio aliejus, kuris nedirgins, bet būtinai būtų deguto, kamparo, blogiausiu atveju galima dar žvaigždutę tą nusiperka žmonės, irgi yra puikia pagalba, bet aš kaip sakau iš senovės, iš žolių kaip domiuosi, kietis, bitkreslė, pelynai, tai reiškia kietis ir yra vat iš tos giminės ir visi šitie pasmilkimai. Ir tada bus labai puiku. Žolininkai taip pat patarė, kad jei vaikai bėgioja po žolę arba gamtoje iškilauja, galima padaryti mechaninės apsaugos priemonės. Pavyzdžiui, prie čiurnos arba riešo iš lipnios juostos pasidaryti apyrankes. Erkės prie jų turėtų prilipti. Juokinga, bet paprasta ir veiksminga. Neturint lipnios juostos ar ją papildyti, galima degutu su vilgytais aprišimais ant čiurnos ar riešų. Žmonių nuomonės apie tai, ar reikalingi skiepai nuo erkinio encefalito, taip pat nevienodos. Vieni tiki, kad nuo klastingos ligos pakaks ir stipraus imuniteto. Kitigi mano, kad skiepai yra labai reikalingi ir skiepijasi patys bei skiepija savo vaikus. Gatvėje kalbinome mamas, kurios išsakė skirtingas nuomonės apie skiepus nuo erkinio encefalito. Šiaip domėjausi, kas tai yra skiepai. Tai yra tas pats, kaip aš sakau, brudas, kurį į mūsų organizmą įveda ir organizmas turi kovoti su juo. Tai jeigu organizmas yra sveikas, jisai bet kokį virusą, bet kokią bacilą gali nugalėti. Tai reikia tiesiog prižiūrėti savo organizmą, rūpinti savimi ir viskas gerai. Tai todėl ir esu prieš skiepus, kad mes ir taip pakankamai gaunam visokių pesticidų, visokių ten chemikalų ir visokių kitokių dalykų. Ir dar čia savo norų gaunam šitą. Ir tai nėra garantijos, kad mes pasiskiepinę, mes nesusirgsim tą ligą. Garantijos jie vis tiek neduoda. Nėra 100%, yra ten kažkiek tai procentų, kad būna viskas gerai. Tai todėl prieš skiepus esu. Aš esu už skiepus ir esu ką tik pasiskiepinus pati, pirmus 2 kartus ir paskiepinus savo sūnų. Jeigu kartais įkastų erkė, tai visiškai nenorėčiau turėti labai rimtų sveikatos problemų, kurios galbūt net iki gyvenimo pabaigos mane sektų. Skiepytis ar ne, skiepyti savo vaikus ar stiprinti imunitetą ir pasitikėti juo, paliekame spręsti jums. Jeigu jaučiate, kad nepasiskiepėję negalėsite ramiai džiaugtis vasarą, vengsite pabuvimo gamtoje, tuomet galbūt skiepas būtų reikalingas. Reikėtų atsižvelgti ir į tai, kiek laiko praleidžiate gamtoje, kaip dažnai būnate miške. Niekada negalite būti tikri, ar erkė jums įsisiurbs, o jei įsisiurbs, ar jie užkrės jūs. Sprendimą dėl apsaugos priimsite jūs, o mes linkime, kad jis būtų teisingas. Gražios, šiltos ir saugios vasaros. Iki.